Pasaka apie Kipsiuką ir didįjį bezdalų nuotykį. Gyveno kartą mažas, labai mylimas šuniukas vardu Kipsiukas. Jis buvo toks mielas, kad niekas niekada jam negalėjo atsakyti nei ne, nei fu. Vieną dieną šeimininkai kepė šašlykus. Kvepėjo visa virtuvė, net už lango paukščiai snapus raitė. Kipsiukas ilgai tupėjo šalia, žiūrėjo tais savo šuniškais, aš labai alkanas žvilgsniais. Na ir ką, gavo šašlykų. Ir ne gabaliuką, visą kalną. Bet bėda nevaikščioja viena. Vakare Kipsiukui ėmė sukti vidurius. Iš pradžių tyliai, subtiliai, o paskui. Jis slaptai bezdėjo, pasislėpęs po lova, tarsi mažas dujų fabrikėlis. Tuo tarpu virš lovos vyko drama. Ar tu tai padarei? Sušnabždėjo mama, žiūrėdama į tėtį. Aš? Ne. Tikrai ne. Čia gal tu? Mama, kodėl kambarys smirda kaip zoologijos sode? Sušuko vaikas. Gal čia tu? Tėvai pažvelgė į sūnų. Ne aš. Tuo metu Kipsiukas tyliai kikeno po lovą, jo mažos ausytės linkčiojo iš juoko. Bet tai buvo tik pradžia. Staiga Kipsiukas užbezdėjo taip stipriai, kad langų stiklai subangavo, o šeima išlėkė iš namų, laikydamiesi už nosies. Tėtis paskambino į sanitarinę tarnybą. Sveiki, pas mus kažkas. Chemiško. O Kipsiukas sėdėjo savo, kikenantis kaip žiurkėnas, radęs kumpio. Bet. Pererertei. Šliūpst. Ups. Pasakė Kipsiukas. Ir netyčia prikakojo vidury kambario. Ir tada įvyko tragedija numeris 2. Išmanusis siurblys robotas, toks modernus, su Wi-Fi ir balsu valdomas, nepamatė kliūties ir ėmė uoliai trinti kakutį po visus namus. Kilimai, sienos, net šaldytuvo durelės, viskas buvo papuošta Kipsiuko meno kūriniu. Kai šeima sugrįžo ir pamatė visą vaizdą. Žodžiai baigėsi. Tik tylus pererertei nuskambėjo iš po stalo. Ir Kipsiukas kikeno. Vis dar. Nuo tos dienos šašlykai tapo griežtai tik žmonėms, o robotas gavo kaukę ir bekvapį režimą. Ir gyveno jie ilgai ir linksmai, ir su langais plačiai atidarytais. Pabaiga.